Treneri, sveikinimai su pergale. Na ir pirmiausia, galbūt bendras jūsų komentaras, kas lėmė šį laimėjimą. Sveikinimai savo komandai su pergale. Lėmė, tai turbūt iš skaičių žiūrint puolimas. Gerai, puolėm tikrai geras pataikymo procentas. Antroji pusė ypač supratom, kaip reikia žaisti prieš jų gynybą. Sakykime, tą fleto vadinamą, tai kamuolys pradėjo geriau vaikščioti, susiradom tos savo, sakykime, žmonės, kurie pataiko ir tas skirtumas didėjo, bet tas rezultatas, manau, irgi neatspindi rungtynių, kadangi pirmą pusę tikrai turėjom daug problemų, ypač daug turėjom problemų gynyboje. Antrą pusę negaliu sakyti, kad labai tą gynybą stipriai pagerinom, galbūt šiek tiek tam tikrose momentuose, bet vėlgi, puoliminės rungtynės, kurias, manau, žiūrovam ir žaidėjams smagu žais, man kaip treneriui norėtųs daugiau kokybės ir solidumo gynyboje. Tai, manau, dabar pagrindinis fokusas ir bus į tai gerinti kitose rungtynėse ir treniruotėse, bet pergalė yra pergalė. Smagu, kad jie pavyko pasiekti, ypač po pralaimėjimo. 116 taškų. Ar pamenat, kada jums vadovaujant Žalgirio dubleriams tokį rezultatyvumą? Man vadovaujant turbūt nelabai, nes ir pats iš esmės turbūt savęs negalėčiau vadinti puolimo treneriu, labiau esu treneris mėgstantis akcentuoti gynybą, tai mažai tokių rungtynių, bet sakau, šiandien tikrai sukrito metimai, gerai pataikėm ir aišku, mes komandą galinti pataikyti, bet sakykime, šiandien ir tas suradom tos žmonės, kurie gali pataikyti, net tas kamuolys gražiai išvaikščiojo, tai ir kaip mes norim, tai jo, nebuvo tokių, bet irgi kažką parodo, kad tikrai puolime potencialo turim nemažai, tik reikia, sakau, sutvarkyti dalykus gynyboje. Suradote tos žmonės, na ir vienas iš jų buvo Majus Bulanovas. Šią savaitę jau antrą kartą gerinantis savo rezultatyvumo asmeninius rekordus NKL pirmenybėse. Ką galit pasakyti apie Majaus sportinę formą visų pirma? Tai sportinė forma jau tikrai yra aukšto lygio. Aišku, Majus tas žaidėjas, kuris, sakau, vienas turbūt labiausiai nusipelniusių turėti tokias rungtynės, kadangi tai žaidėjas, kuris mano nuomonės tikrai nėra, kuris labai stipriai orientuotųsi į tą puolime taškus. Jisai pirmą yra, manau, žaidėjas, kurį kiekvienas treneris nori turėti vien dėl jo disciplinos gynyboje ir vien dėl to, sakykime, išpildymo situacijų, kad treneris nori. Tai smagu dar, jeigu jam pavyksta tikrai taip sužaisti rungtynės, bet vėl dauguma jo taškų buvo tritaškiais metimais, metė gerus metimus. Aš Majų galiu vadinti snaiperiu, jeigu taip galima pavadinti, jisai tikrai treniruotės irgi meta labai aukštų procentų ir jam tiesiog atėjo tas, kad pagaliau eina ta forma, kad susimeta tos savo metimus ir nieko kažko special, bet sakau, labai džiaugiuosi dėl jo, nes tikrai nėra tas žaidėjas, kuris orientuojasi į taškus, o atlieka dažnai tą juodą darbą ir jeigu dar susimeta, tai čia yra, sakau, labai malonu man kaip treneriui. Jūs antradienį žaidėt savo pirmas savaitės rungtynės su NKL lyderiais, Kėdainių krepšininkais. Pralaimėjot gan stiprokai, bet nesutrukdė jums šiandien pademonstruoti visai kitokį krepšinį. Varžovai tuo tarpu turėjo pakankamai daug laiko poilsiui. Kas čia šiandien taip lėmė jūsų tą tokį uraganišką puolimą, ar galbūt tas sportinis pyktis dar prisidėjo nuo antradienio rungtynių? Manau, taip. Kitas dalykas, aš nežinau, mes esame jauna komanda, aš nemanau, kad mums labai turėtų įtakos, ar mes žaidžiam, ar varžovai žaidžia vienas, ar mes žaidžiam antras rungtynės. Mes jauna komanda, turim didelę rotaciją. Manau, mums tai neturi labai stipriai įtakot. Manau, aišku, žaidėjų reakcija, bet, sakykime, ta reakcija, aš sakyčiau, pusiau pavykus iš vienos pusės, kad laimėjom, bet aš labiau norėjau reakcijos gynyboje, kadangi tikrai žaidėm tragiškas rungtynės gynyboje su Kėdainiais. Šiandien negaliu pasakyti, kad visą tai išpildėm, bet sakau, žaidėjai smagu bent jau, kad tikrai parodė tą charakterį ir energiją, sakykime, pačiam žaidime, ypač kalbant apie puolimą ir kiekviena pergalė yra svarbi ir vis tiek džiaugiamės. Tai linkim, kad būtų pergalių tokių kuo daugiau. Ačiū.